Kazanėje, Rusija vyksiančioje 27-oje universiadoje puikius rezultatus ir toliau demonstruoja Lietuvos irkluotojai. Dviviečių valčių finale įspūdingą pergalę pasiekė ir auksą medaliais pasidabino lietuvių duetas Rolandas Maščinskas ir Saulius Ritar, kurie 2 km distanciją įveikė per 6 minutes, 36 ir 76 sekundės ir daugiau nei 12 sekundžių aplenkė antroje vietoje likusi ukrainiečių duetą. Labai puikus jausmas. Man kiekvienas varžybos labai yra svarbios. Kiekvienas medalis. Tai be abejo, pakilėjimas. Gal iš šalies tik atrodo, kad lengvai iš tikrųjų pastangas dedam didelės. Malonu taip, kad pavyko laimėti su didesniu pranašumu, bet gal galim tai pavadinti kaip repeticija prieš pasaulio taurės etapą. Kuri komanda gal buvo rimčiausias varžovas čia? Manyčiau, kad ukrainiečiai startavo Europos čempionate 4 viete. Jie buvo tenais, užėmė 4 vietą aukštą. Tai galvojam, kad jie tikrai parodys pasipriešinimą. Taip pat ir rusus. Bet rusus jau žinojom, jie ir Lietuvoje treniravosi. Iškart po dviviečių valčių finalą vykusiame vyrų vienviečių valčių 2 km distancijos finale varžovams nepavėjamas buvo ir Mindaugas Griškonis, kurio laikas 7 minutės 18,32 sekundės buvo daugiau nei 5 sekundėmis geresnis nei meksikiečio Patriko Oligerio. Nebuvo labai sudėtinga, bet pagrindinis priežas gal buvo karštis, nes buvo labai karšta. Naktį miegoti, labai karšta, dieną startuoti karšta, tai karštis gal didžiausias priešas buvo. Varžovai nebuvo patys stipriausi. Varžovai visi stiprus. Kas dalyvauja finale, visi stiprus. Silpniai į finalą nepakliūna. Daugiau universiadose negalėsiu dalyvauti, nes pagal amžių būsiu per senas, tai aš labai džiaugiuosi, kad galėjau sudalyvauti universiadai pirmą ir paskutinį kartą ir laimėti. Pamatysim, nuvažiavę tenais. Bijau kažką prognozuoti, kažką žadėti. Jau penktadienį mes jau turim pirmą startą Šveicarijoje, tai nedaug laiko liko. Tik parskrisim į Lietuvą, sekančią dieną išskrendam vėl į Šveicariją. Bet forma pačio, kaip jauties? Normaliai, visai nebloga. Tik tai sakau, karštis labai sunku dalyvauti varžybose, kaip taip karšta, naktį miegoti, kondicionierių įsijungi, bijai, kad peršalsi. Tai va, karštis didžiausias priešas. Bent jau man, kaip kitiem nežinau. Iš viso Lietuvos sportininkai Kazanėje vyksiančioje universiadoje jau iškovojo 3 aukso medalius ir visi jie atiteko irkluotojams.